Kartais žmonės galvoja, kad žodis atsiprašau yra silpnumo ženklas. Tarsi pripažindamas savo klaidą, tampi mažesnis ar menkesnis. Bet iš tikrųjų yra priešingai. Pasakyti atsiprašau reikia daugiau drąsos, nei nutilėti ir apsimesti, kad nieko neįvyko. Vienas paprastas žodis, 10 raidžių, bet kiek jis turi galios. Atsiprašau gali užgydyti įskaudintą širdį, gali sugriautą tiltą vėl paversti keliu, kuriuo du žmonės eina vienas pas kitą. Tai tarsi raktas, kuris atrakina užrakintas duris į pasitikėjimą, supratimą, artumą. Mes visi darome klaidų, mes visi kartais pasakome tai, ko neturėjome sakyti, arba padarome tai, ko vėliau gailimės. Bet svarbiausia yra ne pati klaida, o tai, ką darome po jos. Jei turime drąsos pasakyti atsiprašau, aš suklydau, mes parodome, kad mums rūpi, kad vertiname žmogų, kurį galbūt įskaudinome. Atsiprašau, tai ne tik žodis, tai pažadas stengtis. Tai ištiesiama ranka, kai viskas griūna. Tai ženklas, kad nepaisant visko, mes dar norime taisyti, dar norime būti kartu, dar norime išsaugoti tai, kas svarbu. Todėl niekada nebijok atsiprašyti, nes kartais vienas nuoširdus atsiprašau gali pakeisti visą istoriją. Jis gali išgelbėti draugystę, santykius, meilę, o kartais net ir gyvenimą. Real Dreams.